mes labai dažnai kalbame, kad mes gyvename, kad mūsų visata yra išminties ir meilės energijų, yra sudaryta iš išminties ir meilės energijų. Tai labai malonu, kad tai ir patvirtina ir sekantis mūsų pašnekovas Simona, jinai pakalbės tokia visiems aktualia tema, tai yra pažink save meilės tėkmėje. Tai Simona, prašom papasakok, kodėl būtent tokia tema ir kodėl tai gali būti klausytojams naudinga, įdomu. Prašom. Labą dieną visiems dar kartą. Pirmiausia, noriu labai padėkoti už kvietimą ir galimybę dalyvauti čia, šioje tikrai nuostabioje konferencijoje, kur tai, ką galbūt mes įpratę jausti, matyti, bet ne visada galbūt išsakyti, ateinam visi ir susirinkę čia išplečiam. Tai tikrai labai labai kviečiu visus klausančius dabar ar vėliau, kurie galbūt ieško atsakymų į tai, kas gyvenime atrodo jau kitaip vyksta arba neišeina, kad vyktų taip, kaip mes norime, kad tikrai rastų ir skirtų laiko sau ir gautų galbūt tuos atsakymus, kurių jie ieško šio gyvenimo momentu. Ir mano pranešimas būtent bus apie meilės tėkmę. Kai Rimantas dar vasarą pakvietė į šią konferenciją, tuo metu kaip tik vedžiau šį projektą, kuris taip ir vadinasi. Ir tuo metu atrodė, tai yra, kuo turėčiau pasidalinti ir galėčiau, ir kas labiausiai galėtų pasitarnauti kiekvienam. Ir viso projekto metu, ir ypač jam pasibaigus, suvokiau, kad tai yra tik viena dalelytė iš to, į ką galiu dar atnešti. Ir aš savo pranešime ne tik dalinsiuosi apie šį projektą, ir tuo pačiu mes galėsime prisiliesti prie jo vienos dalies tiesiog ir jį pabandyti, bet tuo pačiu atnešiu tą bendrą kūrybą ir keletą aspektų, kaip vyksta ta bendra kūryba su subtiliuoju pasauliu, į ką dabar esu vedama vis daugiau kalbėti. Ir iš tiesų ateities žmogus ir yra tas žmogus, kuris kuria bendro kūryboje su subtiliuoju pasauliu. Tai yra sąmoningas žmogus, sąmoningas sąmonė, jeigu žiūrėtume platesniu aspektu. Ir nuo mūsų to vidinio apsisprendimo leistis į tą nepatirtą kelionę, iš tikrųjų labai daug nuostabių dalykų gali susikurti ir tiesiog būti išskleista čia, šioje žemėje jau dabar. Tai būtent ta patirtis su pažink save meilės tėkmėje ir parodė, kaip mes vis labiau patiriame tą tyros meilės jausmą, kuris tiesiog yra. Ir yra net keletas eilučių, kurias galbūt aš galėsiu įdėti po šito laivo, tiesiog iš Violetos Petraitienės knygos, kur aprašo, tai yra tiesiog tas jausmas, ta energija, kurią mes kiekvienas turime. Ir kuo daugiau mes jos išskleidžiame, tiesiog savo buvimu, tai nereikia kažkaip įrodyti jos, bet tiesiog būnant tuo skambesiu, meilės tyros skambesiu, mes jo pasidaliname ir tai randa atgarsį aplinkoje. Ir kaip galbūt sakant, norint tai patirti, taip pat reikia įdėti ir truputėlį pastangos. Tai yra, kad mes galbūt dažnai ieškame kažkokių tai stebuklingų, kaip aš vadinu, piliulių, kurios čia ir dabar tą pačią akimirką man leidžia padaryti transformaciją, kažką labai staigiai pakeisti, o aš įsitikinau, kad skiriant dėmesio ir koncentruojantis į kažkokią vieną praktiką, ir tai nebūtinai turi būti šita praktika, kurią aš atradau savo ir kaip įrankį kitiems, kas gali padėti. Mano suvokimu, tai gali būti bet kokia praktika, kurią jūs darysite pastoviai. Ją tikėsite svarbiausiai. Ir tada tikrai pamatysit, kokie pokyčiai vyksta jūsų gyvenime.
Tai šioje praktikoje tai apima taip pat balso, muzikos skambesį, ką Aistė jau prisilietė, kai šioje praktikoje bus naudojamas mano balsas, tiesiog įdainuota mano balsu. Daugumai žinoma Ho'oponopono mantra, 4 eilutės, aš tave myliu, aš atsiprašau, prašau atleisti man, ačiū. Ir taip pat labai nuostabiai kūrėjo perduoti 11 elementų, 11 aspektų, per kuriuos mes keliausim. Ir tavo praktika yra apima 11 savaičių. Tai yra 77 dienos. Tai yra tikrai, atvirai pasakius, ilgas laikotarpis, kuriam įsipareigoja žmogus, bet kaip aš sakau, kol mes ieškome ir vis bandome tai vieną truputėlį, tai kitą truputėlį ir nematom pokyčio savo gyvenime, tai ir kvietimas, ar išdrįsiu aš atsistoti, susitarti pirmiausiai pats su savimi, įsipareigoti, kad tikrai aš galiu ir sugebėsiu tas 77 dienas, ar kiek jum ten, jeigu kitą projektą kažkokį imate tiek dienų, kiek ten yra skirta, bet tiesiog pats su savimi, ar aš noriu patirti save, ar aš noriu eiti į save ir iš tiesų pažiūrėti, kas toj mano gilioj esmėj gyvena. Nes tai yra kvietimas apie tą sugrįžimą į vidų, sugrįžimą į tą kibirkštę, tą kūrėjo kibirkštę, kurią kiekvienas mes esame. Mes gavome tai dovanų, kai atėjome tiesiog į šį pasaulį. Tiesiog tai yra mumyse užrakinta. Galbūt ne kiekvienas mes dar radome tą raktą nuo savo autentiškumo, nuo savo ašies, tačiau mes kiekvieną jį turime. Nėra nei vieno žmogaus, kurio jis neturėtų. Ir tiesiog nuo mūsų dedamų žingsnių ir noro, žinoma, labai noro. Ir prisitaikant tas praktikas, kurios labiausiai mum atliepia, mes galime būtent tai pasiekti. O kai mes atrakiname ir išskleidžiame tą tyros meilės skambesį, mes keliaujame į sinergiją su išmintimi, ta vidinė išmintimi, kuri taip pat atkeliauja tuo pačiu. Ir mes galime kurti, galime skleisti tuos projektus, produktus, tiesiog tą visą bendrą kūrybą, kuri jau ateina per mūsų tyrą širdį, taip pat susijungusi su subtiliuoju pasauliu. Tai iš tiesų, galbūt trumpai tai būtų tiek. Ir aš tikrai kviečiu ateiti į tą konferenciją, išgirsti visus lektorius, išgirsti tai, kuo mes gyvenam. Nes tai, kuo mes gyvenam, galbūt ne visada yra drąsu ištransliuoti, nes tai yra nauja. Tai yra mums patiems tai, per ką mes keliaujam, kiekvieną kartą vis savo primindami, kad taip, tai tikra ir taip galima gyventi. Ir būtent pasikvietę lengvumą ir žaismingumą. Visada, kai būna kažkokios situacijos, aš sau primenu, leiskime sau būti vaikais, leiskime tyrinėti. Mes vaikystėje juk dažnai statydavom smėlio pilis, galbūt dar kažkokios tai Lego, ir mes leisdavom savo sugriauti ir vėl iš naujo tai daryti. Tai čia apie tą vidinę kūrybą lygiai tas pats. Mes turim tiesiog leisti savo kurti, perkurti ir iš naujo kurti. Tai tą kūrybą kiekvieną ir kviečiu. Ačiū labai. Ir taip pat, kadangi ši praktika Pažink save meilės tėkmėje 77 dienų, aš taip pat dovanoju vienam žmogui, kuris pasidalins būtent dalyvauti šioje praktikoje ir pačiam patirti. Ir tiesiog pamatyti, kiek daug harmonijos, lengvumo ir ramybės įsivyrauja gyvenime. Nes kai mes nuimame tą negatyvumą, kuris vis tiek dar yra aplinkoje, yra mumyse, tiesiog galime išjausti visai kitokią gyvenimo kokybę. Ir aš pati po tos praktikos, kurią vasarą pravedžiau, sau užfiksavau, kad tai tikrai yra gyvenimą keičianti praktika. Tačiau ar ją norėsite jūs patirti,
Tai yra kiekvieno atsakomybė priimti sprendimą. Tai ačiū labai. Ačiū, Simona. Tikrai pagrindinis dalykas kiekvienam iš mūsų yra priimti sprendimą. Ar to tikrai norime, išsiaiškinti, ko mes tikrai norime ir kada jau tikrai žinome, apsispręsti tai daryti. Ir čia suveikia dėsniai ir žmogus tai, ką nori, tai, ką apsisprendžia, tą ir pritraukia į savo kasdienybę.